Be sveikinimų ir dovanų, taigi kviečiu į sceną Švenčionių rajono merą Rimantą Klipčių, o su juo šiandieną irgi pas mus svečiuose ir mūsų vicemerai Violeta Čapukova, Erikas Demidovas ir patarėja Teresa Sulcevičienė. Gerą dieną visiems, labai malonu šiandien dieną matyti pilną salę, Trečio amžiaus universiteto absolventų, dalyvių. Gera matyti šiandieną gerbiamą Eleną Kadzevičienę ir jos komandos narius. Iš tikrųjų, turbūt vienas iš geriausių ir sėkmingiausių savivaldybės sprendimų vyko tada 2015 metais, kuomet taryba priėmė sprendimą kurti, steigti Trečio amžiaus universitetą. Aš manau, kad tie iniciatoriai, kurie tuo metu buvo
Ir tie darbo vaisiai rezultatai turbūt šiandien dieną šioje pilnoje salėje ir matosi. Iš tikrųjų, man kaip savivaldybės vadovai nepaprastai miela ir gera šiandien dieną būti su jumis. Aš tikrai žinau, kokie jūs esate energingi, kokie jūs esate žingeidus, kaip jūs visko norite, kaip jūs visko reikia, kaip jums viskas, kas vyksta rajone, yra svarbu. Ir turbūt dėka to jūsų noro ir variklio, kuris yra jumise ir jūsų komandose, ir tie geri dalykai ir vyksta. O šiandien dieną, sveikindamas jūs nuo scenos, norėsiu teikti gėlių puokštę gerbiamai Elenai, perduoti ją, nes be Elenos turbūt, be jos komandos veiklos, be jos įsitraukimo, tos trečiaus amžiaus universiteto veiklos nebūtų tokios sėkmingos. Tai gerbiamą Eleną, norėčiau jūs pakviesti ir pasveikinti. Gerbiamą Eleną, dar keletą žodžių jums noriu tarti. Tai iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, 10 metų labai gražiai bendradarbiaujam, draugaujam ir man ką norisi turbūt jums palinkėti ir pasakyti, tai tikrai pirmiausia didelis jums ačiū už jūsų energiją, už jūsų telkimą, už jūsų vienijimą, už jūsų apjungimą, nes jūs turbūt esate vienas įtakingiausių žmonių rajone, kuris turi tikrai didelį palaikymą iš mūsų bendruomenės ir man kaip savivaldybės vadovai yra nepaprastai gera šiandien dieną jums sakyti padėkos žodžius už tai, ką jūs nuveikėte per tuos 10 metų. Tai sveikinu jūs labai, linkiu jums toliau didelės sėkmės. Na, o kadangi paukštelis pačiulbėjo, kad meras šiandieną turi labai svarbų susitikimą ir iki renginio pabaigos niekaip negalės išbūti, nors žinau, sakė, kad labai nori, bet darbas yra darbas, todėl meras nori įteikti savivaldybės dovaną mūsų šiandien koncertuojantiems žmonėms ir vadovams. Tai kviečiu į sceną Švenčionių miesto kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvo Trepstis vadovę Jolantą Razmienę. Kviečiu Gojaus iš Vidutinės atstovą. Kviečiu Jeleną Taujinskienę, dviejų kolektyvų vadovę. Kviečiu Laimutę Stuglienę ir ponę Laimą Radžiūnienę. Ir Gintarą Lazdinį. Visus suminėjau vadovus, nieko nepamiršau, nieko. Aš tikrai mielai būčiau iki pat pabaigos, bet artėja vasario mėnesis už kelių dienų ir labai svarbus dalykai, kai biudžeto planavimas vyksta paskutinės dienos, tai labai svarbu iš tikrųjų tam tikrus dalykus padaryti dar šią savaitę, todėl noriu iš anksto pasakyti ačiū už tai, kas būsit, už tai, kas šiandien koncertuosit, už tai, kas atliksit programą. Be jūsų indėlio, be jūsų įsitraukimo tikrai šiandien dieną tas renginys nepavyktų. Tai ačiū jums visiems į priekį. Ačiū labai. Gerbėmieji svečiai ir, aišku, visi mūsų trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Mes per mokslo metų atidarymo konferenciją spalio mėnesį kalbėjome apie trečiojo amžiaus universitetų istoriją, kuri netokia jau yra ir ilga, 50-60 metų. Tai mažiau negu mūsų amžius, bet mes turime išminti, gyvenimo patirtį. Mes turime daugybę puikiausių savybių, kantrybę, ištvermę, sąmoningumą, pilietiškumą. Tai štai tokie mes esame. Ir būtent patys aktyviausi ateina į trečiojo amžiaus universitetą, patys aktyviausi šoka šioje scenoje su Trepsiu, patys aktyviausi yra bočiai. Ir be abejo, nemažiau išmintingi yra tie žmonės, kurie nebūna čia, kurie yra namuose. Bet mes labai tikimės, kad jie prisijungs prie mūsų.
ir bus lygiai tokie patys aktyvūs, pilietiški, draugiški ir dar norėčiau pasakyti vieną savybę – be galo tolerantiški. Šitą savybę tai tikrai mes visi turime. Na, o šis koncertas tai yra dovana tam 3 amžiaus žmogui, dovana mūsų svečiams, kurie pagerbė mus savo buvimu, atėjimu. Ir taip pat pagarba visiems žmonėms, kurie kūrė 10 metų, 3 amžiaus žmonės. Mes turime 2 vokalinius ansamblius. Mes turime žmonės, kurie kaip ir neturi tokio vieneto, bet dainuoja, kuria, rašo knygas, kuria eiles, dainuoja sutartines. Ir be abejo, dalį šito viso mūsų lobio, kurį sukūrėme ir kurį toliau kūrėme, mes pamatysime šiandien koncerto metu ir pamatysime, matėme jau, apžiūrėjome parodoje. Taigi sveikinu visus ir tariu padėkos žodį tiem, kurie dalyvavo projektuose, tai yra kultūros projektas Įtraukti talentai. Nėra taip paprasta koncertą suruošti, tai yra daugybė repeticijų, tai yra daugybė valandų praleistų darant darbus, kurie parodoje yra. Taigi visiems dėkinga ir tiem, kurie padėjo mums, ir tiems, kurie kūrė. Dar kartelį ačiū Jums ir smagaus žiūrėjimo ir kuo šilčiausių emocijų. Ačiū direktoriai. Na, šis renginys irgi yra projektas Išlaisvinti talentai. Taigi projektinio renginio šio, aš manau, liksite visi sužavėti. Ačiū visiems už gražius žodžius ir įkvepiančias kalbas. Per 10 metų universiteto gyvenimas buvo labai turtingas. Nuo pirmųjų paskaitų iki įsimintinų kelionių, koncertų ir seminarų. Štai kodėl mes parengėme fotofilmuką prieš renginį, kuris priminė mums gražiausias akimirkas. 167 nuotraukos, čia tik mažytė dalelė to, ką 3 amžiaus universiteto klausytojai veikia per 10 metų. Tikrai šiltas ir jaudinantis prisiminimų kelias. Nors universiteto veikla ir švietimas yra svarbus, dar svarbesni yra žmonės, jų šypsenos, bendrystė ir noras augti. Na, o dabar metas šventiniai, meniniai programai. 3 amžiaus universiteto nariai parengė jums keletą ypatingų pasirodymų. Taigi pirmuosius į sceną kviečiu švenčionėlių menų pažinimo fakulteto moterų vokalinį ansamblį Jaunytės aidas ir jų vadovė Jelena Taujinskienė. Mas
Ačiū labai jaunystės Aidui. Na, o dabar į sceną noriu pakviesti man labai mielus dūšiai žmonės. Tai vokalinis ansamblis iš Vidutinės Gojus. Tai prašom, mylėjai, scena jūsų. Ačiū labai, Vidutinės Gojų. Aš labai džiaugiuosi, kad Vidutinėje dar iki šiol skamba daina ir muzika. Na, o jūsų ansamblis susilaukė man už nugaros komentaro. Nebūti iš Vidutinės šit gražu. Kągi, ačiū labai Gojui. Na, o dabar noriu pakviesti į sceną, kaip mes jos kultūros centre vadiname trepsiukais. Na, nekyla man niekaip kiekvieną kartą, kai aš pranešinėjau, skaityti, kad tai yra pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas. Bet tai mūsų pažiba, mūsų grožiai, taigi scenoje mūsų šokių kolektyvas Trepsis ir jų vadovė Jolanta Razmienė.
Ačiū labai, Trepsi, aš kiekvieną kartą žiūrėdama juos žaviuosi, iš kur pas juos šitiek energijos, nežinau, bet labai smagu juos visada matyti scenoje. Nu, o dabar į sceną noriu pakviesti labai mielą ir žavę damą, tai Laimutė Stuglienė. Gerbiama Laimutė, kviečiu į sceną paskaityti eiles. Gerbėmieji, sveikinu visus taip gražiai susirinkusius į 3 amžiaus universiteto jubiliejinį renginį. Ta proga norėčiau pasidžiaugti mūsų Švenčionių fakulteto menų pažinimo klausytojų nepaprastu kūrybingumu, išradingumu, fantazija, meilė grožinei literatūrai ir ypač poezijai. Turime 2 puikias skaitovės. Gražina Jarmalytė, žinoma ne tik mūsų rajone, bet ir visoje Respublikoje, Laimutė Radžiūnienė, dažnai skaitančią kitų poetų posmus, bet labai nedrįstančią savasis eilės paskleisti liaudžiai. Šiandieną mes turėsime progos ir ją išgirsti. Gaila, kad nėra Stanislavos Tumalavičiūtės šiame renginyje, negalėjo atvykti. Tai poetė, kuri bet kokiai progai, bet kokiu momentu gali tučtuojau sukurti eilėraštį. Jos eilę šiandieną paskaitys taipogi Laimutė Radžiūnienė. Na, o aš jums leidus paskaitysiu ištrauką iš sonetų vainiko Kelias namo. Šį sonetų vainiką aš skyriau savo gimtajam kaimui, Eidukams. Paklausykite. Žvyruotas kelias, posūkis, miškelis, lygus laukai ir tvenkinys užakęs, medinis kryžius ir sena trobelė, vėl posūkis ir jau Aidukai regis, nuo ilgio ežero rūkai pakelia, malonus akiai, džiugina krūtinę ir vėjo šuorai, muzika bangų iš tolo girdisi ir darosi smagu. Namai mediniai, ežero krantiniai, stogai šiaudiniais pasidabinę, čia gimta, aukta, čia visat miela. Ir vėsią naktį, ir kaitrę dieną jaučiu palaimą. Esu ne viena. Pailsi kūnas, pailsi siela. Pailsi kūnas, pailsi siela, visą krūtinę džiaugsmas užlieja. Liepa iš tolo žiedlapiais moja, akį vis merkia žaliam kaštonui. Noriu užmegzti gražią draugystę, taip netikėtai meilė pražįsta. 2 medžiai puošia sodybos taką, 2 medžiai ošia į vieną taktą. Ašara džiaugsmų staiga ištrykšta, aš vėl gimtiniai, savoj seklyčioj. Gera turėti gimtąjį lizdą. Pro langą veržęs jazminų krūmas, lyg koks vaikėzas, o gal klajūnas. Nuostabus kvapas, žiedų baltumas. Nuostabus kvapas, žiedų baltumas, galva net svaigsta nuo jų tyrumo. Ant stalo duona, kvapni ruginė ir šilto pieno pilna stiklinė. Duona maitina, pienas gaivina, daug vitaminų ir proteinų, baltieji jazminai ir baltas pienas, ramiaus ir šviesios čia visos dienos. Braškių pievelę matau pro langą, žmonės ir paukščiai kasdien ją lanko. Pasmaguriauti visiems užtenka. Braškės sultingos, braškės raudonos, dieviško grožio, dieviško skonio. Gomurį glosto visat maloniai. Gomurį glosto visat maloniai, bitelių korio medus geltonas, pilnas ąsotis šito skanėsto, kaimiškas sūris kartu padėtas, medučio koriai ir sūrį baltą. Noris ragauti, vos tik pamačius, tik imk ir valgyk, pirštus laižyki, nors truputėlį kitiems paliki. Į kaimo tylą įsiklausyki, ežero grožiai širdim pajuski, prie seno gluosnio meiliai prigluski. Žvėjų valtelės vėjai linguoja, žuvelės skimba, žvėjot malonu, pilnas kibiras lynų ir kuojų. Pilnas kibiras lynų ir kuojų, prie tilto tupi katė murkuolė, mažos žuvytės jai atitenka, per visą dieną daug jų prirenka,
kačiukų būrį gražų augina, žuvų laimikijiems išdalina. Kačiukų kailiai blizga saulutei, katė murkuolė, gera motutė, viena augina, viena prižiūri, visur suspėja, visus sužiūri. Šuneliui kudliui pelių pasiūlo, kudlius neėda pelių ir žiurkių, iš mandagumo dėkoja murkiai. Žirgas sužvengia, karvė sumūkia, žirgas sužvengia, karvė sumūkia, vištos ir žąsis patvorį tupi, diemedžio krūmas pavėsi teikia, šito paukštytėms labiausiai reikia. Diemedis žilas šakas kedena, žalio rūtelės pakutena, net ir senatvėj meilė jam rūpi, tik tai rūtelė jį nežiūri, pakvimpa meitos, net oras dreba, senam mergišiui atima žada ir vėl ramybę senis prarado, muistosi, ražosi tarsi ligotas, reikės draugauti tik tai sušluota. Laikas prabėgo, jau pavėluota, laikas prabėgo, jau pavėluota, surinkt sodiečius į bendrą puotą, už ilgo stalo bočiai sėdėtum ir savo ainiais didžiai gerėtus. Seniai matyti geri kaimynai, mėly bičiuliai, piligrimai, gražiai sustoja į raktą didį, užtrauktų dainą, te visi girdi. Daina Vilnytų laukais ir kloniais, tėviškės dainos visat malonios, mena jaunystė ar vakaronės, rasotom pievom basom braidyta, šokta dainuota lygi pat ryto. Prisiminimai džiugina širdį, prisiminimai džiugina širdį, smagu ir linksma į juos panirti. Vėl tampi jaunas, žvalus ir drūtas, metelių kraičio tarsi nebūta. Kvepia žemčiūgai, žaliuoja mėtos, norisi šėrti, norisi dūkti, vėją pavyti, saulę pasiekti. Tėviškę mielą rankom apglėbti. Ačiū uždėmesį. Ačiū labai, miela Laimutė. Na, o dabar kviečiu į sceną, drąsiai galiu sakyti, mūsų draugą, tai mūsų kraštietį iš Strūnaičio, Gintarą Lazdinį. Ir jis niekada, jeigu tik tai gali, neatsisako dalyvauti mūsų renginiuose ir sudainuoti kelias dainas. Taigi scenoje Gintaras Lazdinis. Sniegas ir lietus, lekiantys žirgai. Viskas liko su manim, trojnos ir draugai. Kaip ilgiuos aš tų dienų, vėjo į būres ir laisvųjų sakalų, laukiančių manęs. Kaip ilgiuos aš tų dienų, vėjo į būres ir laisvųjų sakalų, laukiančių manęs. Kas mane besulaikys, mano svajones, per plati mano širdis, visko noriu aš. Pasiimk mane dangau, jei aš per drąsus, bet už draugą man brangiau žemėje nebus. Pasiimk mane dangau, jei aš per drąsus, bet už draugą man brangiau žemėje nebus. Kelias laukia tolimas, lekiantys žirgai. Į turtus man užsispjaut, turtas jų draugai. Pasiimk mane dangau, jei aš per drąsus, bet už draugą man brangiau žemėje nebus. Ei, pasiimk mane dangau, jei aš per drąsus, bet už draugą man brangiau žemėje nebus.
Ačiū labai, Gintarai. Nu, kaip tik Strūnaičio parapija taip ir susilaukė žodžių bravo. Smagu. Ačiū labai Gintarui už tavo dainas. Na, o dabar į sceną kviečiu dar vieną žavę skaitovę, tai Laima Radžiūnienė. Miela Laima, scena jūsų. Oi, labai sudėtinga po tokių gražių dainų, šokių atsistoti čia prieš jūs visus. Bet esu įpareigota ir niekaip negalėjau atsisakyti, nes paprašė mane pristatyti mielos draugės Stanislavos Tumalaičiūtės poezijos knygelę Toks gyvenimas. Ir truputėlį supažindinti su jos kūryba, kadangi šiandieną dėl labai rimtų priežasčių negalėjau pati dalyvauti. Žiūriu pro langą, oi kiek prisnigę, visur tik balta, laukai užmigę, apsnigti medžiai, lapai nušalę, šerkšno aptraukto šakos nukarė. Eisiu pavaikščiot žiemos keliu. Staiga, nustebus liūdnai žiūriu, atšilo oras, diena kita ir laukto sniego jau nebėra. Nei vaikai žaidžia, nei sniego mėto, vėl pilkos dienos slenka iš lėto. Truputį liūdna, neturiu ūpo, dangaus pilkumas mane įsupo. Prieblanda diena, tamsuma naktį, reikia ne dieną šviesą uždegti. Trumputės dienos, o naktys ilgos, spindulių saulės labai pasilgau, nes skraido paukščiai po dangaus aukštį. Dangus prayręs, o snaigės byra, o snaigės krenta, iš lėto lekia, apkloja sniegą, apkloja taką. Na, iš knygelės, kadangi aš dar paskaitysiu ne vieną. Žinoma, po žiemos laukiame pavasario. Pavasaris jau žiemužė varžtus atleido, mielas vėjelį glostyti veidus. Ir spindulėlį saulė atsiųsti, kaip miela gera šilumą jausti. Lapelius kraukit, brangus berželiai, gražiai žaliuokit prie gimto kelio. Kai namo grįžtu, širdis dainuoja, pievai purienos jau geltonuoja. Su numetėliu balta obelėlė, pražys darželį nuostabios gėlės. Sveikinu saulę, pavasarį mielą, taip įsiilgusi, džiaugiasi siela. Na, žino, po pavasario ateina vasara, skrieja vasarėlės dienos neapsakomų greičiu, vos savaitė prasidėjo, vėl savaitgalį jaučiu. Kiek darbų ir kiek svajonių ir visur suspėti tenka, nėra laiko pailsėti, nes atrodo jėgos senka. Reikia laistyti darželį ir daržus vėl nuravėti. Kažkas parke ruošia šventę, reikia eiti, paskubėti. Reikia aplankyti mišką, gal mėlynės jau prisirpo. Jau girdėjau, kad turgelį kažkas matė, kažkas pirko. Reikia sodų uogas rinkti ir uogienę įsivirti. Gal jau grybai pasirodė, malonumą teks patirti. Na ir apie rudenį. Štai, gatve švenčialėlių einu tyliai dieną. Lietutis lynoja ir vilgo blakstienas. Kaip greitai suspėjo pagels lapai klevo. Atrodo, dar vakar jis visą žaliavo. Nejaugi atėjo nykus rudenėlis, pasislėpė saulė, dangus tyras smėlis. Sudie vasarėlė, sudie mūsų šildžiusi, sudie šitiek džiaugsmo mūsų širdis pripildžiusi. Viskuba ir bėga gyvenimo vasaros, ruduo, ilgos žiemos, vėl švinta pavasariai. Kiek man priskaičiavo gegutė pavasarių ir kiek dar sulauksiu saulėtųjų vasarų. Na ir žinoma, čia skirtas 3 amžiaus universitetui.
trečiojo amžiaus universiteto studentai. Kartą mes senjorai draugien susibūrėm ir universitetą trečiojo amžiaus kūrėm. Menų pažinimo mes filialą turim, todėl ir į mokslą labai rimtai žiūrim. Amatų pramokom, piešiam ir klijuojam, kai labai pabosta, kartais padainuojam. Ir iš vilnų vėlėm, ir bulkutes kepėm, ir stiklo indus gražiais dėžais stepėm. Jei kažkas pavargsta, pavažiuoja stogas, štai tada praverčia geras psichologas. Protas apsišvietę, užsienį pabuvę, ogi pasirodo Šiluvoj nebuvę. Mėgstame keliauti, kad sveikatos turim, įdomiausias vietas noriai pasižiūrim. Daug kur nukeliavom, daug ką sužinojom, viskas įsipildė, apie ką svajojom. Štai taip rašė Stasmelė. Šitie aplodismentai skamba Staselė Stanislavai Malevičiūtei. Įkvėpimas. Sėdžiu pasidėjus švarų baltą lapą, laukiu įkvėpimo. Niekur nesimato. Žvelgsiu pro langą, gal jį pamatysiu. Kur ten pamatysi? Ūkana baisiausia, langas nevalytas. Reiktų atsikelti, stiklą pavalyti. Bet be įkvėpimo ką tu padarysi? Tai ir neberimo prie to tuščio lapo. Jau ir valgyt noris, jau ir miegas ima. Niekaip neaplanko manęs įkvėpimas. Iš to nuobodumo atveriu Facebooką. Viešpatie aukščiausias, kiek čia prirašyta, plaukai pasišiaušė, kiek pritvinkę pykčio, taip visus mokina. Jie matyt jau gimė pilni įkvėpimo. Kadangi pradėjau 10 metų, tai galiu pasakyti drąsiai, kad tie metai buvo labai puikus. Labai ačiū už juos visiems, kurie mus subūrė, ir visiems, kurie dalyvavo, ačiū, todėl kad artimesnių žmonių jau nebeliko. Liko tik tai tie bendraminčiai, tie, kurie arti. 10 metų prasmingai pradėjau. Aš labai praturtėjau. Su bičiuliais mielai susitinkam, bendraujam, diskutuojam, juokaujam, keliaujam. Ir gyvenimas daug spalvingesnis atrodo, kai ištiesia tau draugišką ranką, apkabina, žvilgsniu paglosto. Ir jauti, atėjai į saugų uostą. Tokį jausmą patirti laimę. Ačiū. Mano dar paprašysiu pasilikti truputėlį scenoje, čia ateikit į priekį, čia kol Kaziukas dėlios mikrofonus kitam kolektyvui, tai aš tik noriu pasakyti, kad aš jūs atsimenu kaip pačią tobuliausią bibliotekininkę baigit. Aš suprantu, kad jums garbės reikia. Pačią visada besišypsančią, visada gerą, todėl aš iš mokyklos laikų jūs atsimenu labai šiltai, labai mielai. Todėl dabar į sceną dar noriu pakviesti, sąmoningai sakau, ne vicemerę, noriu pakviesti Violetą ir ji nori jums tarti keli žodžius. Labadiena visiems, bet pirmos mintis, pirmi žodžiai jums. Žinote, pasijutau kaip mokykloje, bet kuomet mes su jumis apsikeitė rolėmis. Aš turėjau iš tiesų didelę garbę, tada taip nesuvokiau, bet mane Laimutė ruošė skaitovų konkursams. Žinote, kada mes esame dar ne visai dideli arba paaugliai, labai sunku nusikalbėti. Kažkaip eiti į sceną buvo sunku, o išmokti taisyklingai, gražiai deklamuoti ir dalyvauti konkursuose tiesiog buvo žygdarbis. Bet mane
man tada buvo mokytoja ir bibliotekininkė. Matyti, žiūrėjo manyje kažkokį tai gyslelę, kad galėčiau deklamuoti. Ir aš esu jai labai dėkinga, nes knygą skaityti, apsakymą, pasaką vieną, bet pamilti eiles yra visai kitas romanas. Ir dabar, kada mokytoja tokia pat kukli, kaip ir prieš daugelį metų, sako, man neplokite. Nežinau, kaip paskaityti eiles, kaip pasakyti, gal jos tik artimiesiems. Ne. Yra didelis džiaugsmas, kad mes turime žmonių, kurie išdrįsta savo eiles, savo mintis pasakyti garsiai, pasidalinti su kitais. Taip kaip ir dainavo moteris kolektyvai, tai įkvėpimas. Bet žinote, dėl ko aš sakiau apie tos rolio apsikeitimą? Kuomet aš deklamuodavau, jūs rankas lamdydavomit, kad man pasisektų, kad aš nugalėčiau, nes tai buvo mūsų abiejų pergalė ir mes tikrai skynėm laureatų vietas. O šiandien jaudinuosi, nes skaitote jūs savo eilės. Ir galvoju, kad irgi jums pasisektų, kad jūsų užrašytos mintis ir žodžiai pasiektų kiekvieną ausį ir širdį. Ir labai džiaugiuosi, kad turiu progą jums įteikti gėlių. Ir tikrai esu labai laiminga ir labai džiaugiuosi, kad mano gyvenimo kelyje jūs buvote mokytoja. Čia žinau, kad labai apšvies čia akis, nematau kitų akių, bet žinau, kad šitoje salėje yra dar daug mano mokytojų, kurie iš tiesų turi didelį indėlį mano ir gyvenimo, ir darbinėje kelyje, ir mokslo kelyje. Ir iš tiesų tas 10-metis yra labai graži šventė. Ir kaip meras sakė, jis kaip vadovas tikrai turi kuo didžiuotis, nes tokia pilna salė, žinokit, jaunimo koncertus neteina. Tai žinokite, iš tiesų pagarba, džiaugsmas ir dėkingumas jums visiems ir jums laimite. Sveikatos, visiems sveikatos. Ačiū labai, miela Laimutė. Aš irgi atsiminiau tokį dalyką mokykloje, čia tiesa, nemeluoju, būdama 4 klasėje parašiau eilėraštį, aišku, nedidelį, 2 stulpelių, paskaičiau klasėje, nieks nepatikėjo, kad aš jį pati parašiau ir mečiau ir daugiau neberašiau. Tai ačiū Laimutė dar kartelį. Na, dabar kviečiu Švenčionių 3 amžiaus universiteto Lietuvos Lenkų kultūros fakulteto vokalinį ansamblį Kvetai Polskė ir jų vadovė Ješča Liepša Kvetak Jelena Taujinskienė. Na, o dabar visiškai pabaigai, kaip aš sakau, ta vyšnė ant torto. Kai susitinka 2 talentingos vadovės, dar talentingesni kolektyvų dalyviai, kai melodija atsiunčiama tiesiog messengeriu darbiniu, kai prieš koncertą padaromos tik tai 2 repeticijos, bet kai mūsų scenoje talentai, tai gaunasi labai gražus bendras kūrinys. Taigi scenoje Lenkų kolektyvas Kvetai,
Latme ir mūsų Trepsis. Ir kūrinys Vals Vilenski. Ačiū labai. Ačiū labai visiems talentingiems 3 amžiaus universiteto dalyviams. Todėl viso koncerto dalyvius, visus kolektyvus ir skaitovus, ir Gintarą, ir Laimutės abidvi, Gojus, Jaunystės aidas, kviečiu į sceną. Kad mūsų žiūrovas dar kartelį pasižiūrėtų, kiek talentingų žmonių yra 3 amžiaus universitete. Mielos Laimutės, prašau į sceną.
Ir žinoma, į sceną kviečiu 3 amžiaus universiteto generolę, tai Elena Kadzevičienė. Ateikit arčiau į priekį, Trečias amžius labai šaunu, labai gražu, bet dar labiau širdį džiugina tai bendrystė, bendradarbiavimas, apie ką jau čia ir Jolanta minėjo. Nieko negali būti smagiau, kai keli kolektyvai, kelios organizacijos sueina į krūvą, susitarė, kažką daro bendrai ir kai nauji žmonės prie jų prisijungia. Mes labai tikimės, kad bus ir bočiai mūsiškiai, ir trepsis visas, irgi pas mus ateis, nes bendrystė, draugystė duoda puikius vaisius. Ir ne konkurencija, o pergalė. Visiems nuoširdžiai dėkoju už jūsų šios dienos pasirodymą. Esat žavūs, esat nuoširdūs, esat tikri 3 amžiaus žmonės, kurie, kaip sakiau, ir tolerantiški, ir kantrus, ir atsakingi, ir draugiški. Ir bendrai patys geriausi, kokie gali būti. Ačiū visiems ir mes jums paruošėme nedidelius suvenyrus kiekvieniems visiems atlikėjams, kaip padėkos, simbolinį padėkos ženklą. Ačiū labai. Jolanta Razmienė, prašom į sceną vadovę. Taigi, pradėsime nuo mišiukų. Laimutė Stublienė, ten. Miela Laimutė, jums. Kuklumo įsikūnijimas, Laima Radžiūnienė. Jaunystės aidas ir kvetai Polskė. Vidutinės grožiai Gojus. Mūsų trepsiukai ir jų vadovė Jolanta Razmienė. Na ir žinoma, Gintaras Lazdinis. Ačiū labai iš tikrųjų šitą šiltą koncertą. Aplodismentai dar kartą mūsų 3 amžiaus universiteto dalyviams. Ir žinau, kad Švenčionėlių menų fakultetas dar nori tarti kažką. Ne Švenčionėlių menų fakultetas nori tarti, bet visi fakultetai nori tarti. Tik tai, kadangi mane įpareigojo, tai aš pasakysiu keletą žodžių. Aišku, nesiruošiau kalbai, nes negalvojau, kad man reikia šnekėti, todėl trumpai ir aiškiai noriu padėkoti direktoriai mūsų, kuri jau daugelį metų vadovauja šitiem mūsų fakultetam, kuri labai ramiu tonu, visada linksma, besišypsanti, sugeba mus kiekvieną paguosti, apkabinti, padrasinti, kažkur tai pastumėti, nueiti, ieškoti vis kviesti naujus žmonės. Tai ir šiandien tikiuosi, kad mes dėkodami jai dar prisikviesime ir daugiau. Kaip sakė, ir Trepsis gal ateis, ir kiti kolektyvai prisijungs.
užgrobsim visus visą rajoną, todėl kad, man rodos, geresnės visuomenės mūsų pensijinio amžiaus žmonėm ir nėra. Nes nėra kur išeiti, Švenčionėliuose neturime nei kultūros namų, kur galėtume ateiti, ne visi vairuojame mašinas, ne visi galime atvažiuoti į Švenčionis į koncertą arba į Ignaliną nuvažiuoti į koncertą. O čia vis tiek gaunam kažkaip tai autobusiuką, nors sugeba suburti į tokius vienkartinius koncertus, į mokslo metų pradžios atidarimą, į uždarimą. Sugeba dar iš rajono kartais išreikalauti ir autobusiuką kokį mus nuvežti. Tai vat noriu direktoriai palinkėti labai labai daug sveikatos ir kad jinai dar ilgus metus mus vestų už rankyčių, kaip mama ir mus visą laiką globotų ir įteikti nuo visų į puokštę. Kągi, dar kartelį ačiū koncerto dalyviams, ačiū žiūrovams. Šiandieną buvo vyresnio amžiaus žmonių renginys, o rytoj 16 val. Atvirkščiai. Šioje scenoje bus jaunimas. Taigi kviečiame rytoj 16 val. Į rajono jaunimo nominacijų įteikimo ceremoniją. Taigi ačiū, kad buvote šiandieną ir sakome iki kitų susitikimų. Liko nepasakytas didžiausias padėkos žodis kultūros centrui ir Jolantai ir visiems vyrukam, kurie čia plušo 2 dienas. Be jų pagalbos tai čia būtų 0. Ačiū visiems. Ačiū labai visiems dar sykį.